Sveiki! Ne vienas iš jūsų jaudinasi ir nerimauja artėjant automobilio techninės apžiūros pabaigai. Tai šiek tiek primena sveikatos pasitikrinimą pas gydytoją. Norime išsklaidyti šias baimės patardami, ką galite padaryti patys, kad apžiūra netaptų panaši į loteriją. Daugiau kaip 6% automobilių į apžiūrą atvažiuoja netvarkingais priekiniais žibintais. Patys galite apžiūrėti žibintus. Jų stiklai negali būti skilę. Paklybinkite žibintą. Jis turi tvirtai laikytis, o jo tvirtinimas turi būti nelūžęs. Nemažai automobilių pripažįstami netinkamais ir dėl mėgėjiškai įdėtų ksenono lempučių. Jei jau montuojate ksenoninius žibintus, jie turi turėti tam skirtą optiką, o žibintų stiklai turi būti skaidrūs ir turi būti sumontuotas stiklų apiplovimo įrenginys. Kas 20-am į techninę apžiūrą atvažiavusiam automobiliui apžiūra tampa neįveikiama kliūtimi dėl netvarkingų rūko žibintų. Dažniausias trūkumas – matiniai rūko žibintų stiklai. Jie turi būti skaidrūs. Taip pat privalomas yra galinis rūko žibintas. Beveik 6% lengvųjų automobilių lipduko ant numerių negauna, nes į techninę apžiūrą vairuotojai atvažiuoja netvarkingais dokumentais. Dažnai būna pasibaigęs draudimo galiojimas arba automobilyje sumontuota dujų įranga, o vairuotojas apie dujų sumontavimą nėra pranešęs regitrai ir įregistravęs papildomos kuro rūšies techninėme pase. Dar vieną dažną trūkumą – nepritvirtintą akumuliatoriaus bateriją lengvai galite pasitikrinti paklibinę akumuliatorių. Jis turi būti gerai pritvirtintas. Apžiūrėkite, ar tvarkingas akumuliatoriaus baterijos tvirtinimas. Tvarkingomis padangomis turite važinėti visada. Geros padangos yra pagrindinis dalykas užtikrinantis saugų vairavimą. Pirmiausia, reikia patikrinti protektoriaus gylį. Tai galite padaryti šiuo automobilių dalių parduotuvėje įsigytų paprastų ir pigių matavimo prietaisų. Vasarinių padangų protektoriaus leistinas gylis daugiau kaip 1,6 mm, žieminių ne mažiau kaip 3 mm. Padangos ant tos pačios ašies turi būti vienodo protektoriaus rašto. Kitaip tariant, priekinės abi padangos turi būti vienodos ir galinės abi taip pat vienodos. Saugiausia naudoti visas 4 vienodo rašto ir vienodo protektoriaus gylio padangas. Techninės apžiūros lipduko automobilis gali negauti dėl nedegančių lempučių. Pasikvieskite pagalbininką arba pagalbininkę, kad kartu patikrintumėte, ar visi žibintai šviečia. Man padės mano dukra Viltė. Pirmiausia, įjungę degimą tikriname stabdymo signalo žibintus. Degti turi ne tik du gale šonuose esantys žibintai, bet ir papildomas stop žibintas. Įjungę avarinį signalą patikrinkite posūkių žibintus. Dažnai nustatomas trūkumas, kai priekinių žibintų lemputės dėl nutrupėjusių dažų dega baltai. Jos turi mirksėti geltonai. Įjunkite gabarito žibintus, trumpasias ilgasias šviesas. Patikrinkite, ar žibintai šviečia gale. Taip pat turi degti ir visos numerio apšvietimo lemputės. Patikrinkite, ar veikia atbulinės eigos žibintas ar žibintai. Saugos diržai yra vienas svarbiausių pasyvaus saugumo elementų automobilyje. Jie taip pat turi būti tvarkingi. Patikrinkite, ar diržas susifiksuoja jį staiga timpteldami. Sekdami diržą atkreipkite dėmesį į jo sagtį. Ji negali būti sulūžusi, o diržą turi fiksuoti tvirtai ir patikimai. Patikrinti reikia visus įrengtus saugos diržus. Dar vienas pasyviojo saugumo įrenginys – saugos oro pagalvės. Įjungę degimą atkreipkite dėmesį į prietaisų skydelėje esančią saugos oro pagalvių lemputę. Ji turi užsidegti arba pamirksėti ir užgesti. Taip pat nepamirškite patikrinti langų plovimo purkštukų. Jei neturite, įsigykite avarinį ženklą, vaistinėlę, gesintuvą ir liemenę. Nepamirškite patikrinti anksčiau įsigyto gesintuvo galiojimo termino. Beveik pusė automobilių, negavusių techninę apžiūrą patvirtinančio dokumento, turi mano paminėtus trūkumus. Taigi nenumokite ranką ir nenuvažiuokite į techninių apžiūrų centrą, nepatikrinę to, ką dabar apžvelgiau. Tačiau dalis automobilio trūkumų gali būti nustatyti ir pašalinti automobilių dirbtuvėse. Ką galima patikrinti automobilių dirbtuvėse, kad jūsų automobilis būtų pripažintas tinkamu eismui?
Pirmiausia, pradėsime nuo priekinių žibintų. Iš visų automobilių negavusių techninės apžiūros lipduko, kas 6 buvo pripažintas netinkamu eismui dėl to, jog buvo netinkamai sureguliuoti artimųjų šviesų žibintai. Tai pirmas dalykas, kurį reikėtų patikrinti atvykus į automobilių dirbtuves prieš techninę apžiūrą. Žibintus meistrai čia patikrins ir jei reikia, sureguliuos naudodami specialią įrangą. Dar vienas galimas trūkumas nustatomas S13 techninės apžiūros dokumento negavusiam automobiliui neveikiantis žibintų lygio reguliatorius. Jo turi būti galima tolygiai keisti šviesos pluošto aukštį. Kas 8 techninių apžiūrų centre eismui netinkamų pripažintas automobilis turėjo pakabos lankstinių jungčių trūkumų. Pažiūrėkime, kokių pakabos gedimų meistras nustatys šiam automobiliui. Pirmiausia, meistrai turi patikrinti lankstus ir svirtis, tikrinamos svirčių įvorės. Pakabos detalės turi būti standžios ir neklibėti. Vertėtų patikrinti ir kitas pakabos detalės, bei pusašius ir jų gumas. Jūsų meistras tikrai žinos, ką ir kaip reikia patikrinti. Pakėlus automobilį galima apžiūrėti ir padangas. Reikia patikrinti, ar ant jų nėra pažeidimų, gumbų. Dar vienas dažnas nustatomas trūkumas techninio apžiūrų centre – skysčių nuotėkis. Pakėlus automobilį keltų geriausia tai galima pamatyti. Neprasisunkti turi alyvą iš variklio ar pavarų dėžės arba aušinimo skystis per cirkuliacijos jungtis. Patikrinti reikėtų ir automobilio išmetimo sistemą. Joje neturi būti matomų kiaurymų. Daugiau kaip 8% automobilių iš pripažintų netinkamais eismui buvo nustatytas per didelis dūmingumas. Norint išvengti šio trūkumo, automobilių dirbtuvėse dizeliniam automobiliui pirmiausia reikia patikrinti oro filtrą. Būtina patikrinti ir tepalo lygį variklyje. Jo turi būti ne daugiau ir ne mažiau nei nurodyta ant matuoklės. Tepalo lygį galite pasitikrinti ir patys. Jei nežinote kaip, patikrins meistras. Benzininiams automobiliams techninio apžiūrų centre būna nustatomas per didelis CO anglies monoksido kiekis. Kad šį trūkumą aptiktumėte, patartina automobilių dirbtuvėse patikrinti kuro mišinio kokybę ir degimo reguliavimą. Kas 15 automobilis negauna techninės apžiūros lipduko dėl per daug netolygaus stabdžių veikimo. Dažnas trūkumas ir stovėjimo stabdžių nepakankamas efektyvumas. Automobilių dirbtuvių meistras prieš techninę apžiūrą gali patikrinti stabdžių veikimą ir, jei reikia, pakeisti stabdžių trinkeles, diskus ar kitas stabdžių sistemos dalis. Viskas. Trūkumus, dėl kurių automobiliai dažniausiai pripažįstami netinkami eismui, patikrinome. Dabar liko lengviausia užduotis. Važiuoju į techninio apžiūrų centrą ir pažiūrėsiu, ar šio automobilio numeriai iš pirmo karto pasipuoš techninio apžiūrų lipduku. Mašina patikrinta. Dabar liko tik nuvažiuoti į techninio apžiūrų centrą ir įsitikinti, ar mūsų automobiliui bus leista važinėti keliais. Taupydamas laiką, šią paslaugą užsisakysiu internetu. Registracija patogi tuo, kad atvažiavus nereikės laukti eilėje. Pasirenku datą ar laiką, kada planuoju atvykti į techninės apžiūros stotį. Automobilio išorė inspektorius priekaištų neturi. Ramiai stebiu tolesnį patikrinimą, nes tai, ką patikrino inspektorius, patikrinau pats arba patikrino meistras dirbtuvėse. Stabdžių jėga pakankama, o skirtingi ratai stabdo vienodai. Stovėjimo stabdžiai taip pat veikia tinkamai, bent jau taip galiu suprasti iš ekranuose rodomų tikrinimo rezultatų. Ar nėra perdegusių lempučių, patikrinau su dukra, todėl nerimauti nėra dėl ko.
O dabar inspektorius tikrina dažniausiai pasitaikantį trūkumą artimųjų šviesų žibintų šviesos pluoštą. Jei nebūtume to patikrinę automobilių dirbtuvėse, techninės apžiūros dokumento negaučiau. Rūko žibintai taip pat šviečia, kaip reikia ir yra tvarkingi. Automobilio pakaba netrukus sulauks stiproko papurtimo. Pakabos gedimų nerado mano meistras, jų neranda ir tikrintojas techninių apžiūrų centre. Čia taip pat tikrinamas padangų protektorius, išmetimo sistema, kuro vamzdeliai, stabdžių diskai ir trinkelės, ratų guolių laisvumas, priekiniai pusašiai ir jų apsaugos gumos. Patikrinus vairo reduktorių, skysčių nuotėkį, liko paskutinis patikrinimas. Dūmingumo patikrinimo labiausiai bijo vairuotojai vairuojantys dizelinius automobilius. Tačiau jeigu variklis tvarkingas, šį išmėginimą jis lengvai išlaikys. Akseleratoriaus pamina spaudžiama tol, kol variklis pasiekia 4–5 tūkstančių sūkių per minutę ribą. Garsas galbūt ne iš maloniausių, bet varikliui tai tikrai nėra mirties nuosprendis. Viskas, techninė apžiūra atlikta. Tai patvirtina įrašas centralizuotoje techninės apžiūros duomenų bazėje ir išduota techninės apžiūros rezultatų kortelė. Galiu pasidžiaugti, kad šis automobilis pripažintas techniškai tvarkingu. Ir jums patarčiau, prieš važiuojant į techninių apžiūrų centrą, pasitikrinti automobilį patiems arba nuvažiuoti į automobilių dirbtuves. Sėkmės ir saugaus kelio!